Čia Lietuva, čia lietus lyja. Tai yra neatsiejama mūsų cepelininio dangaus savybė ir apibrėžimas, bet ar vieną kartą mes bent pakalbėjome apie šį aspektą iš teigiamos pusės, kad lietinga diena yra iš tikrųjų gera diena. Tai aš šiandien jums pristatysiu, kągi padarė mokslininkai būtent šiais metais, kaip jie išnaudoja lietų, kurdami elektros energiją. Taigi, čiupkite savo puodelius stiprios kavos. Aš esu daktarė Mažina Mackoit-Sinkevičienė ir mes pradedame trumpą fizikos paskaitą. Be to sulauksime kritulių, daugiausia tai bus lietus. Saulės energetikos problema visada buvo oras. Tik užsilenka debesis ir gale smarkiai krenta. Šiuo metu rinkoje dominuoja silicis, bet taip pat didelį potencialą turi ir perovskitai dėl didelio našumo ir mažos kainos. Geriausias turbūt sprendimas būtų tandeminės saulės celės, apjungiant silicį ir perovskitą kartu. Bet didžiausias iššūkis yra nestabilumas aplinkos sąlygomis. Pakalbėkime apie tai, kągi siūlo naujausias straipsnis. Ispanijos ICMS instituto mokslininkai sukūrė itin ploną dangą, kurios storis siekia tik 100 nanometrų. Palyginimui, vidutinio žmogaus plauko storis bus 800 kartų storesnis negu tokia danga. Pasinaudoję plazminę technologiją, jie užneša tokią plėvelę ant perovskito saulės celės. Ir viena vertus, ši danga veikia kaip apsauga nuo aplinkos, o kita vertus mes galime išnaudoti šį paviršių, nes jis yra triboelektrinis. Neprisimenate, ką reiškia žodis triboelektrinis? Prisiminkite, kaip jūs glostote savo katiną ir jis įsielektrina. Kai trinate dvi medžiagas vieną į kitą, jos yra linkusios įsielektrinti. Tai yra triboelektrinis efektas. Skirtingos medžiagos yra linkusios atiduoti arba perimti elektringasis daleles, kai jos yra trinamos vieną į kitą. Taigi, šios dangos paviršius yra triboelektrinis. Tai reiškia, kad jis gamina elektros srovę per trintį arba per kontaktą. Kai lietaus lašas krenta ant to paviršiaus, šis didelį elektroninį giminingumą turintis paviršius nutraukia nuo jo elektronus link savęs, palikdamas lašą teigiamai krautą. Ta teigiamą krūvį lašas nusineša kartu su savimi, nuriedėdamas nuo paviršiaus. O paviršiuje likęs neigiamas krūvis sukuria įtampos skirtumą tarp elektrodų, kurie jie tiesiogiai jungia su saulės elemento grandine. Taigi, lietaus lašų kinetinė energija yra tiesiogiai verčiama elektros energija. Rezultatai rodo, kad šios medžiagos iš vieno lašelio geba pasigaminti iki 110 voltų. Tai yra pakankamai nedideliam nešiojamam įrenginiui pakrauti, maitinti. Be to, šios medžiagos gali būti pagaminamos dideliais kiekiais, naudojant tvarius metodus, ir jos atlaiko gan ekstremalias sąlygas. Netgi imituojant audros sąlygas, nepalaikant išorinio maitinimo, LED lemputė švytėjo net 5 valandas. Ir netgi panardintos į vandenį, jos nuolat gali maitinti elektroninius įrenginius. Aišku, šis sprendimas rėmėsi kaip įkvėpimo ankstesnių straipsnių, kuris buvo paskelbtas Nature žurnale. Honkonge sukurta lašo energijos generatoriaus struktūra primena lauko tranzistorių FET. Jis veikia taip. Kai lašai krenta ant politetrafluoretano PTFE, paprasčiau tariant teflono plokštelės, teflonas yra elektretas. Jis išlaiko krūvį gana ilgai, net dingus jį sukelusiam poveikiui. Po teflono glūdi vienas elektrodas, ITO sluoksnis, o ant viršaus šalia paviršiaus yra antras elektrodas, yra aliuminio. Ir įprastai jie du nėra sujungti tarpusavėje. Nukritęs lašas pasiskleidžia ir akimirką sujungia abu elektrodus tarpusavėje. Taip grandinė užsidaro. Kuo daugiau lašų, tuo daugiau krūvio susikaupia paviršiuje. Ir galiausiai jį galima nukreipti, pavyzdžiui, į energijos kaupiklį. Tyrimai parodė, kad 100 mikrolitrų vandens lašas paleistas iš 15 cm aukščio gali pagaminti 140 voltų įtampą. Tokios įtampos pakaktų pamaitinti 100 LED lempučių. Aišku, iš vieno lašo naudos yra mažai. Potencialas slypi kitur.
vietose, kur nuolat lyja ir su didesnė energija. Taigi mokslininkai ėmė svajoti, kurgi tokius generatorius galima būtų panaudoti. Aišku, potencialas slypi ir lietsargiuose, stoglangiuose ir netgi paprastose vandens buteliukuose. Dar logiškiau būtų juos išnaudoti laivuose, saulės elementuose ar dideliuose reklaminiuose stenduose. Čia aš į pabaigą jums parodysiu, kaip lietsargiai nukreipė vandens srovę ir sugeneravo elektros energiją. Kiek kartų mes girdėjome žmonės besiskundžiant mūsų oro sąlygomis, bet netgi praeitais metais išgirdau, kad tinkamiausias oras ne tik tais generuoti elektros energijai, kaip pasakojau šiame epizode, bet atlikti ir gyvendinti kvantinę komunikaciją tarp pastatų ir tarp miestų. Geriausios oro sąlygos yra būtent cepelininis dangus. Tai yra nepakeičiamas Lietuvos dangus, kuriuo reikia kartais ir pasidžiaugti. Pasiimkit savo lietsargį.